šiandien iš broliai mina serijos. Brolis vienas mina, vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Taip jau susidėliojom šiandien dieną, kad aš vėliau galiu, jis anksčiau. Tai aš minu į Minsko plento pusę ir kažkur tai ten miesteliais, kaimeliais važiuosiu. Įdomus toksai bus maršrutas, o jisai nuvarė į Aukštadvarį. Tai va šiandien atskirai, bet vis tiek, manau, bus geras važiavimas. Tai va išjudėjau, judu dabar link Gariūnų. Link Gariūnų. Toks važiavimas nusimato. Vilnius. Kaip pasakyti Vilnius. Reikia iki Liepkalnio nusigauti. Tada nuo Liepkalnio judėti Minsko plentu iki nusukimo į miestelius. Tiksliai visų neatsimenu, bet žinau, kad iki Merkinės man bus likę 15 km, bet šiandien nutariau, kad ten jau nevažiuosiu. Tai nors buvo noras nuvažiuoti iki Merkinės, į Juozapinės kalną, bet pamaniau paskui, kad pataupysiu šiek tiek laiką. Bet žinau, kad pasieksiu, specialiai nusistačiau vietą, kur bus antroji pagal aukštį vieta Lietuvoje. Tai vėliau turiu pasiekti Pagirius, vėlgi ten miesteliais kažkokiais labiau takais miško galbūt pavyks arba žvyrkeliais. Na, Juodšiliuose mačiau, kad reikės po tiltų pravažiavus nusisukti iš karto, kirsti geležinkelį ir kažkur tai ten šiek tiek per pievą pavažiuoti. Ir šiandien tokių važiavimų per pievas galbūt bus daugiau, bet čia prasidės vėliau, kai jau nuo Minsko plento nusisuksiu. Tai dabar varau link Liepkalnio.
kažkokį tai mišką. Visai nebloga čia šiandien trasa tokia treniruočių. Šiek tiek ir gravelinės trasos gausiu, ne vien tik plento. Nu, manau, kokių 15-20 km bus tokios trasos. Kuo toliau, tuo jinai labiau siaurėja. Nu, bet tuo įdomiau darosi. Aišku, po lietaus matosi, kad ir balų yra. Nu ką, bandysime ir per balas prašauti. Na, ten yra ženklas, rašo Šveicarijos miškas. Tai ką bendrai mūsų mielieji žiūrovai, Šveicarijoje esu, Šveicarijos miškas. Jūs esate čia, valio, Šveicarijos miške ir kažkur tai dar palei Šveicarijos balas. Aš tikėjausi, aišku, kad Šveicarijoje netiek daug balų, ten ežerų gal daugiau. Bet nieko, varom toliau. Na va, liko dar tam 2 km treniruočių trasos. Sugebėjau, gerdamas vandenį ant žvyrkelio, persiversti per priekį. Nežinau, kaip vadinasi. Reikės paieškoti pas motociklininkus. Žinau, yra terminas, kada priekinį ratą pagauna. Tai va čia va, tas pats buvo minkštas smėlis. Pagavo priekinį ratą. Aš su viena ranka, aišku, laikiausi už to vairo. Žodžiu, verčiaus per priekį. Ranka mano nešiausiai matosi. Linksma kokia. Kojos abidvi irgi apibaluotos. Viena daugiau, kita mažiau. Petys irgi šiek tiek traumuotas. Ir kažką padariau dilbiui. Gal nelū. Tai va, tai dilbis gal ir tvarkoj. Nykstelėjau aš jį, matomai gerai taip patempiau. Tai dabar su tokiu šiek tiek maudžiančiu važiuoju. Aišku, tvinksi rankoj, tvinksi kojose, tose vietose, kur apibrozdinta. Ai, bet pats kaltas. Dar sykį pasitvirtino taisyklę. Viena ranka vairuoti nėra gerai. Geriausia abi rankos ant vairo. Nu, ką padarysi. Yra kaip yra. Laikau kardaną, 50 km iki namų, varom toliau. Tall heels, black dress,
Taip. Rakonys 2. Liko 2 km iki miestelio Rakonys. Judam toliau iki namų 40. Ne tiek jau ir daug. Judam. Buvo ženklas Parūdaminys 11. Tai dabar važiuoju tokiu vėl žvyrkeliu. Net kamerą nulaikyti sunku. Kas čia greideriuoja, tokia klausimas. Vienu žodžiu, tai 11 km tokios tarpos dar. Gravelis. 11 km grevelę. Ką, minam. Gal spėsiu iki lietaus, nes matau, kad priekį kaukas lietus. Ir žadėjo, kad apie 6 bus lietus. Na, štai tas kritimas ne tik tai mano rankai ir keliam kopą padarė, bet ir mano kopai, nes teko tiesint vairą. Vairas užsisuko ir manau, tuo metu, kai griuvau, užsiskirsavo dar ratas, tai turbūt vis tiek ir jį palenkiau. Nežinau, kažkaip man kyla įtarimas, kad jisai ne visai tiesiai sukasi, bet na, už 2 dienų turėčiau atiduoti dviratį į remontą. Tai jau ten pasakys tiksliai, nes kad perteipuot vairą reikia tai 100%, nes pažydžiau teipą ir matas jau metalas, tai reikia persiteipuoti. Na, čia nieko baisaus. Taip ar tai būtų reikėjo, nes jis jau irgi toks šiek tiek pavargęs. Parūdaminys. Kažkur tai Rūdamina yra netoli, o čia Parūdaminys. Na, va, tai atvažiavom. O dabar link Pagirių judėsim. Pagiriai, tada iš Pagirių judėsim į Trakų Vokę. Iš Trakų Vokės reikės kirsti pervažą. Ten kažkoks pėsčiųjų takas yra, komutas rodė. Ir tada miškų į Grigiškes. Jo, va čia geras keliukas. Tokių ežerų čia ne vienas jau. Aišku, dribau tai aš netokioj vietoj. Gal ir gerai. Great success. Nice.
Aha. Gerai, ten užlipau, o čia iš šono, o ten velnias žino, kaip šitą ežerą pravažiuoti. Nu ką, per upelį teks važiuoti kažkaip, tai nėra iš šono kur apeiti ir čia tikrai upelis teka. Gylio nežinau, nu, bandau. Šūdas. Ok, pilni batai vandens. Ir čia irgi smėlis. Blemba. Jo, per vieną praplaukiam, batai pilni vandens. Nu, bet aš ir nesu MTB batais, aišku. Nereikia išvien skūstis. Dar vienas ežeras. Taip, teks važiuoti per jį. Taigi, pravažiavau jau Pagirius ir esu 72 kilometre, liko 14. Čia tarp Pagirių ir Trakų Vokės yra va toks nuostabus dviračių takas. Nu, tikrai bombinis, žiauriai geras, raudonas šitas. Patinka jis man šiandien. Galėtų, aišku, iki Trakų Vokės tokį vat padaryti, bet, nu, aišku, jau geriau negu nieko. Aš atsimenu, kai čia žvyrkelis buvo, o jetau, bet tai, kai va dabar tai gerai sutvarkytas. Tai va, judam toliau.
štai man iki namų liko tik 2 kilometrai. Ir va čia Grigiškėse yra kalniukai neblogi. Kai bėgioju čionais, tai būna dar geriau. Su dviračiu dabar čia po visų liūčių nusileisti yra labai blogai. Akmenys išplauti, smėlis dar toksai. Su MTB čia važiuoti yra pats tas. Su graveliu čia važiuoti, kaip čia pasakius. Su MTB aš čia važiavęs. Iš tikrųjų ne vieną sykį, net daug sykių. Čia labai gerai. Bet su graveliu tai čia so